Studentai yra, aišku, įvairūs, vieni labiau proaktyvūs, kiti mažiau, bet man atrodo bendra tendencija, kad jie irgi žiūri tokiom dideliam akim, nes, aišku, jie neturi tos ilgos patirties. Jie dabar faktiškai tie, kuriems šiandien yra 20, tai įsivaizduokim, Galvoja, kad taip turi būti. tai va tas ir yra momentas, kad aš kaip pagalvoju, pavyzdžiui, kokiais 16 metais, kai laimėjo valstiečiai rinkimus, tai jiems buvo 10. Ir aš kartais save turiu, taip sakant, skaudžiau į savo įgnybti, kad aš nepasakočiau to kaip savaime suprantamo dalyko. Žinot, ten kai tada valstiečiai, nes aš suprantu. Aš todėl ir sakiau, beje, aš parašiau vienam žmogui dėl šito, dėl Nausėdos ir pranešėjo to viso istorijos. Gal reikės ir dar daugiau parašyti su laiku, bet, artėjant gal rinkimams labiau. Man atrodo, reikia daryti pasakojimus tiesiog. Tų gal senesnių jau, bet tyrimų, remake'us leisti dabartiniu formatu. Nes nereikia dabar kažką net ypatingai naujo atrasti. Viskas gerai, tu darai žurnalistinius tyrimus, žinoma, bet yra dabar labai gerų tyrimų ir labai gerų peržiūrų gautum iš tų senesnių istorijų. Kai iš naujo papasakojant visą dabar surinktą informaciją, vėl susisteminti, gražiai sudėti į dabartinio formato tyrimą, jo pranešėjo ir prezidento istoriją. Kaip pirmas tyrimas, kaip man sakė, aš nežinau, ar teisybė, to reiktų, kaip turėjo būti pirma komisija, bet Gaižauskas ten liktais ją išsuko, sustabdė. Tada antra komisija, kur opozicija atsisako dalyvauti, vienintelis Bakas dalyvauja. Ir tada galų gale, gal dėl to, gal ne, pasako Konstitucinis teismas, kad išvados tos komisijos buvo, ne pačios išvados, o ta komisija negerai procedūrą pažeista, nes opozicijos nebuvo, nors jie atsisakė kažkas tokio, aš nežinau net kodėl. O pačios išvados, tai kad prezidentas ten, jo aplinkoje žmonės Baltarusijos tiesiog. Kas jį finansuoja, už ką jisai, nes tada jisai ten per vieną žmogų iki ten prezidentų vos ne aukščiausių Baltarusijos ten žmonių slapti susitikinėjimai, ten belenkokia istorija. Geresnė negu už bet kokį čia Gedvilo istoriją ir panašiai. Ir jos nieks nežino. Dabar kaip ir Urbonaitė kalba, kai ta istorija vyko, žmonėms buvo po 5 metai ar 10 metų. Dabar ties rinkimai ir dabar žmonės domisi. Jie dabar žiūri, apie Žemaitaitį tyrimus, apie Palucką, apie socdemus. Net apie Skvernelį jie nežino tų istorijų. Aš irgi nežinojau. Apie Nausėdą kažką žino? Ne, reikia išleistos remake'us tyrimų. Remastered, dabar ant bangos, L klasikos tiesiog, bet dabartiniu formatu. Dabar, kai daug šviežių, naujų akių žiūri ir jie nieko apie tai nežino, o išleidžiam tyrimus. Tokius net netyrimus, o susumavimus, istorijos papasakojimas, sklandžiai timeline'o papasakojimas. Ir tada tegu tie rinkėjai žino, kad ne, jo socdemai blogis, Žemaitaitis gerai, už juos nebalsuos, bet ne tik už juos. Reikia turėti kažką daugiau, kad tu atsirinktum už ką balsuoti. Ne už Nausėdą aukštą ir gražų, žinai, nes jis tik nesocdemas, ne, reikia, blemba. Nes dabar aš žiūriu Sinicą tas pats. Prieš 5 metus aš dedu apie jį video ir žvengiu. Marginalas, lochas, visiškas. Koks mano vienas iš tų video, Sinica atidaro šaldytuvo ten Landsbergis. Tuo metu, jeigu jis dabar jį vadintų vatą tiesiog ir atmestų jo nuomonę, bet ne, dabar jis eruditas. Kažkoks dabar jį laiko protingų žmogum, kur teisybę sako apie migrantus, kai negali nustoti meluoti. Mane tas užnisa. Nieks nieko apie nieką nežino. Ir aš, kuris domiuosi, nieko pasirodo nežinau, kas prieš 10 metų buvo. Tai jeigu mes dedam viltis į studentus kažkokius, ar į jauną kartą, ar į žmonės, kurie dabar aktyvavosi, nes anksčiau nebuvo aktyvuoti ir, plius minus plaukia pasroviui, jie nežino nieko. Aš net nenustepčiau, jeigu kultūros žmonės, kurie irgi įsijungė, aktyvavos, jie nieko nežinotų nei apie, ten, gal nuogirdom, bet jie nežinotų istorijos apie pranešėją, jie nežinotų istorijų ten tų senesnių. Tiesiog gal vienu kitų žodžių, bet man atrodo, tai labai svarbu būtų tiesiog, pasakom tas istorijas dabartiniu formatu, tuo lengvai suprantamu tipo, su gražiu editinimu. Remake'ai, man atrodo, labai net populiaru būtų kaip ir iš tų peržiūrų, bet aš labiau apie naudą. Gal pavyks, gal ne, bet we'll see.
jaunimui yra įdomi, pavyzdžiui, Amerikos politika. Nes ten labai aišku žmonės, labai aiškiai gali susidaryti nuomonę, tas blogas, tas geras, vat, informacija iš tikrųjų labai lengvai randama, yra labai daug apžvalgininkų, kurie kalba apie Amerikos politiką, tiek anglų kalba, nes visi moka ten anglų kalbą, tiek ten visose jų platformose. Tai yra toks kultūrinis dalykas. Lietuva lygiai tas pats yra. Lygiai tas pats būtų, jeigu mes, vat, sakau, vat padarom tyrimus apie tos senesnius politikus, apie Lietuvos politiką, tos ryšius tarp jų, tipo, tos, ne tik kad vat, tyrimus, gerus pasakojimus, nes tu turi turėti istoriją. O tie va dabar tyrimai, vat ką daro, naudingiausias dalykas, net ne tai, kad jie blemba atskleidžia ten kažkokį schemą finansinę. Ne, bet labai gerai papasakoja istoriją, kad žmogus, kuris gal nesidomi, jis gali suprasti. Aiškiai gan pasakyta, aiškiai žinutė, tas ir sudomina žmonės Amerikos politiką. Nes ją labai lengva sekti. Ten yra įvaldę jie istorijų meną, tiek vienoj, tiek kitoj pusėje iš tikro. Bet jie labai gerai gali papasakoti istoriją. Kas nutiko, netgi panditai gali papasakoti istoriją, vat, sudėti timeline'ą visą ir panašiai, nes galų galia informacija labai aiškiai prieinama, susisteminta būna, ten trackinama. Pas mus to nėra. Pas mus vis dar to nėra ir sunku. Įdomi. Aš sakyčiau, jie kažkuria prasme galbūt suprato, kad čia visai veiksmas. Šiaip jaunimas turi mažai socializacijos, tą pripažinkime, ten tiktokai, telefonai. Čia socializacija, čia veiksmas. Tu kažkuria prasme dar ir pasislepi toje minioje, bet lygiai taip pat gali ir pariekauti. Ir tu supranti, kad ta pilietinė pozicija, taip, ji turi būti be jokios abejonės taiki, bet man atrodo, jiems tas dalyvavimas tam tikrame veiksme ir prisidėjimas prie kažkokių idėjų tampa visai patraukliu dalyku. Aišku. Yes, čia dalykas tas, kad vat, jie nueis prabalsuos ir tada, jeigu jie smarkiai nusivils, o jie greičiausiai nusivils, nes vėlgi, ką žinai, jie labai ten gerą suvokimą turės, kaip, kad tai yra labai lėtas procesas, realiai, kur rezultatai labai lėti ir panašiai, ir jie arba radikalizuosis ir savo diktatorių norės rinkti, ta polarizacija skirtinga, arba jie nusivils ir tada nebalsuos iš viso, sakau, kaip Laisvės partijos scenarijum buvo, bet aš nežinau, čia pesimistinis variantas. Bet gal iki to laiko ir gal čia yra esminis skirtumas, kad dabar taip nebus, nes bus pakankamai žmonių, galbūt ir komikų, ir stand-uperių, ir visokių youtuberių, kurie iš tikro pristabdys tą atmetimą ir nusivylimą, o realiai paaiškins, kaip ta politika, tipo veikia, kaip mato žmonės, kad reikia nuosekliai į tą pusę balsuoti. Ir taip, kad nereikia taip mąstyti, kad va, per 2 metus išrinkau ten, nieko nepadarė ir fuck that shit, visi jie vienodi. Gal dabar bus kitaip, tipo. O gal iš tikrųjų išrinksim kažką ir actually kažkas pagerės. Čia, aš net nemastau apie tą galimybę iš tikrųjų. Gal reiktų pamastyti ir apie tą galimybę, gal iš tikrųjų pagerės situacija. Tipo, ir gal nesijausim taip tragiškai ir net nebus tokio nusivylimo. Gal iš tikro mes kas belaimėtų ateinančius tipo, rinkimus, tipo, gal pasakysim, gal žinai, nebuvo tobula, bet koks palengvėjimas nuo socdemų. Gal, ką gali žinot, iš tikro.